Dabar tokį dalyką gal reikėtų čia apibendrinant, aš norėjau irgi pasakyti, ką jį čia kalbėjo, kad tarpukario Lietuva, kadangi 18-20 vyko toks, kaip sakyt, karas su okupantais mūsų, tai valstybė įsipareigojo skirti žemės. Ir čia Aušra išdėstė daugelį dalykų, bet tokį, man atrodo, esminį dalyką reikėtų pabrėžti, kad tiem, kurie stojo savanoriais ginti Lietuvos valstybę, buvo suteikta žemė ir jie pasklido po visą Lietuvą. Ir po to, ką jie padarė, tai jie tą švietėjišką veiklą, tą savanorių dvasią perdavė tai jaunuomeniai. Nepaslaptis, kad jie dirbo ir okupuotam Vilniaus krašte, įvairiose Vilnijos arba Rytų Lietuvos draugijose, jie dirbo ir mokyklose, ir karininkai, ir puskarininkai. Ir tuo būdu Lietuva sukūrė vidurinį sluoksnį, apie kurį dažnai mūsų dabar valstybė kalba, bet jo taip ir nėra. Ir patys žinot, kad ir jūs, kurie kovojo 90-91 metais iki pučio, iki rugpjūčio 21 dienos imtinai, tai tokios kaip žemės niekas negavo iš jūsų. Ir tai buvo 1991 sausio 17 dienos savanoriškos krašto apsaugos tarnybos įstatymė įrašyta ir, aišku, jo mūsų valstybės ir valstybės vadovai nesilaikė ir iki šiol tai yra irgi nepadaryta. Tai irgi reikėtų, aš manyčiau, kad ne šiandien, aišku, bet reikėtų irgi panašiai, kaip buvo tarpukarį priimamos įvairios rezoliucijos, jas irgi reikėtų tuos dalykus priimti ir kad mūsų tas balsas, jisai koks bebūtų, bet jis būtų girdimas. Dabar dėl Kazio Škirpos, ką minėjo Aušra, jinai čia labai teisingai pasakė ir čia reikėtų, aišku, čia gal išgirsti ir toliau, kad jeigu Vilniuje bus bandoma irgi paniekinti šitą mūsų pirmąjį savanorį tarpukario, ir aš jau nekalbu apie 41 metų sukilimo rengėją, Lietuvių aktyvisto fronto steigėją, kaip sakyt, kur buvo nuplauta kariuomenės gėda, tai aišku, mes šiandien panašiai kaip šiandien rikiuotė turim išeiti ir imtis ir visų kitų priemonių, kad tai nebūtų padaryta. Nes ateina laikas, kada reikia, kaip sakyt, mums drąsiai ir tiesiai pasakyti, kas yra gerai Lietuvoje, kas yra blogai. O patys visi savo rajonuose mes tą žinom. Dabar, kodėl aš norėjau kalbėti po Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininko pavaduotojo, tai ir pirmiausia, mums pradedant kalbėti arba kažką rašyti, mes pamirštam, iš kur ta dvasia pas mus yra. Ir pokario ta kova davė mums tą dvasią ir šiandien aš manyčiau, kad kai mes kūrėm ypatingai savanorišką krašto apsaugos tarnybą, tai mes pirmiausia rėmėmės pokario partizanais. Nes jų ta taktika, ta dvasia, tas pasiryžimas, kaip ir sakė Aušra, priešintis, jie ir perdavė mums į tas barikadas. Ir dėja dabar šito pasiryžimo priešintis melui, neteisybei, apgauliai arba bandoma suklastoti tą istoriją, dažnai iš mūsų bando irgi atimti arba užčiaupti. Tai mes turim tą kalbėti ir daug bendrauti su jaunuomene. Ir šiandien čia yra knyga, kurią finansavo irgi Lietuvos laisvės kovų sąjūdis dalinai. Tai yra pasipriešinimo istorija, 3 leidimas, amžinatilsį humanitarinių mokslų daktarės Nijolės Gaškaitės, kuri irgi bendradarbiavo su partizanais ir buvo suimta ir išvežta, o po to grįžo, dirbo genocido centre ir paruošus puikią knygą, kuri tinka mūsų anūkam, vaikam, studentam, mokytojam ir aišku ir patiem, nes mes ne viską žinom. Tai viena iš geriausių knygų, tai kviečiu ją įsigyti ir grįžus su ta knyga jūs galite bent kur nuvažiuoti ir pristatyti pasipriešinimo tą didvyrišką kovą. Mano kartos jaunimas pasirinko partizaninį kelią. Tas kelias buvo
gana sudėtingas ir kova tęsiasi visus 9 metus. Mielieji, mūsų tautos didvyris, generolas Jonas Žemaitis Vytautas, būdamas jau Butyrkino Maskvos kalėjime, yra pasakęs: o vis tik tai aš tvirtai tikiu, kad mūsų tauta, jeigu ne po 50, tai po 100 metų supras ir vertins mūsų kovą ir nuveiktus darbus. Mielieji, tas mūsų pralietas kraujas ne veltui. Jau 27 metai, kaip esame laisvi. Bet tiesa, mes galim pasidžiaugti, kad esame Europos ir NATO nariais. Bet, mielieji, jeigu prisikeltų dabar partizanų buvę vadai, jie mums užduotų ne vieną ir labai nemalonų klausimą. Per tuos jau atgautos laisvės metus mes sąmoningai vykdėme mokyklose nutautinimo darbus jaunai kartai. Jie absoliučiai nežino mūsų istorijos. Patriotas buvo vadinamas idiotu, galų gale suradom pilietiškumo žodį ir patriotizmas, bet koks iš Lietuvos išdilo. Mūsų tauta suskaldyta įvairių organizacijų ir klesti korupcija. Jokios valstybei meilės, jokios vienybės, ji tarytum pamokė mums, ypatingai mūsų jaunai kartai. Kairieji dėl mūsų jaunosios kartos bėgimo į užsienius visiškai nesijaudina. Jų tikslas, kuo mažiau liks, tuo lengviau valdyt bus. Kada mūsų tauta paklaus milijonierių dabartinių, kokie aitvarai jiems sunešė šitos turtus. Tad, mielieji, kova nebaigta, būkime vieningi, būkime draugiški ir būkime sąžiningi. Visada pasiruošę ginti ir saugoti mūsų tautos taip sunkiai iškovotą laisvę. Ačiū už dėmesį.